Pipkinsas, nepaisant to, kad sezonės. Pasižymėti jam nepavyksta ir koks geras Turnerio perdavimas. Laversas liko ant Įsirašo 3 taškus ir dar kartą išveda į priekį Kėdainius. Pipkinsas, kol kas tylus šiandieną. Čia jo metimas podri. Sužaidžia neužtikrintai kroatas, metimas netiklus Pipkinsas. Obaris jau irgi ne pirmos jo rungtynės pagrindinės komandos marškinė. Dar ir laiko liks Pipkinsas. Iš vidutinio nuotolio. Kaip tobulai atsigauti Juventusas! Bet lieka su jo prancūzas. Dabar klysta visgi Francisco Pipkinsas. Jonavos gretose vienintelis krepšininkas taip pat sužaidęs 18 rungtynių yra Adomas Sidarė. Ištaras, antras jo blokas, perduoda kamuolį Pipkinsui! Ekipos krepšininkas ir jau +4 turi šeimininkai. Susikuria dabar laisvės metimų į Pipkins. Geras jo perdavimas ir Vaištaras. Pasižymi iš toli, čia Džeilonas Pipkinsas. Pipkinsas. Na, šiandien jis gelbėja savo komandą, susikuria laisvės nuo. Abi komandos šiame sezone klysta po kiek daugiau negu 12 kartų. Ten irgi žengia viena šalia. Toks. Ir tada tikrai nebūčiau pasakęs, kad jį Pelnytų taškų jau Devianas Williamsonas. Dabar jį užaktavičius sąskaitoje. Buvo kadaise prieš Gargždus įmetęs ir 5. Laukia tokio perdavimo Mausis Fraitas. Jailan Pipkins! Ilgai nesiskiria su kamuoliu Pipkinsas. Žingsnelis į šoną. Jis nori kamuolio po krepšių prie Sisko, bet Sisko gerai ėjo iš priekio. Pipkinsas! Daugiau negu minutė ir 15 sekundžių. Jailonas Pipkinsas žaidžia 1 prieš gynybą. Ir čia prie Pipkinso kulome. Pipkinsas bando eiti per kairę, ten kelių nėra. Pipkinsas šiuo atveju buvo 1 iš 10. O vėliau dabar jau Silo sukūrimą. Norvetas ieško, kam atiduot kamuolį. Pipkinsas. tikrai atrodo, kad smagų žaidėją pasirašė Kėdainiai. Pipkinso dar vienas vidutį. Kad bent 10 turi būti metęs. Rytoj su Šiauliais žais Klaipėdos Neptūnas. Gargždų klaida, nors čia klysta ir Mikalauskas. Vėlgi, atrodo, Griciūnas ten turėjo tikrai nemažai erdvės leistis po krepšiu, laukia perdavimų. Muilo dabar jau išsikeičia prieš Pipkinsą. Rezultatas. Per 4 šio kėlinio minutės vos 2 taškus surinko Gargždai. Pipkinsas. Suklaidina Sidarė. Cedrikas Hendersonas iš Šiaulių bei Lukas Kreišmontas iš Jonavos. Panevėžio Lietkabelį. Nuo tada Neptūno pusfinalyje mes nematėme nei sykio. Ir Klaipėdos Neptūnui, atsiprašau, Utenos Juventusui suorganizuoti. Bet grįžkim, dabar čia į Gargždai. Žaisti 1 prieš 1 nugarą į krepšį. Pipkinsas. Iš gausybės rago Benjaminas Kraikas debiutuoja LKL čempionate. Čia dar vienas perimtas kamuolys. Figūra daug minučių žaidžia. Turėjo 25 ir 27 minučių. Ždams Pipkinsas likęs prieš Itaną Šeguvą. Vėl individualiais veiksmai. Pipkinsas prieš kulome. Po driblingo iš vidutinio. Paliko areną jau anksčiau laiko, iš esmės visi dabar Gargždų fanai netgi atsistoja. Taip, ir atsistoja visi skambinės. Turėjo nesiniai ir pasirodymus 20 taškų prieš Kėdainius. Buvo kontekste sėkmingas sezonas renkant taškus, o čia taškus renka. Griciūnų ir tikrai nėra taip, kad, kaip ir sakai, kad žaidimas griūtų ar būtų, o čia... Oi. Tiek reiškia žaisti su žmogumi, kuris gali pataikyti. Dabar prieš Pipkinsą Liujisas šiek tiek pagalba. Skirtumai iki 10 taškų. Pipkinsas į baudos aikštelę Ir šiandien jonaviečiai tikrai kimba varžovams į atlapus. Ne tai, kad kimba, bet ir pirmauja. Pirmieji prisilietimai prie kamulio. Jailonas. Greitą ataką Gargždai. Čia nuostabiai susigrupu. Čia 5 numeris Pipkinsas prasiveržia pro Babraitį. Vėl keliasi į kitą pusę. Pipkinsas. Pipkinsas dar kartą bando iš vidutinio. Į šią gynybinę ataką Pulėmas atakuoja jį. Mato pagalbą. Pipkinsas iš toli. Iš savo pagrindinių žmonių.
Ir tęsia ataką. Pipkinsas. Ir vėl panašus. Neptūnas trečią laimi 27. Jailonas Pipkinsas atakuoja Marcinkevičių ir tą daro labai sėkmės Pipkinsui. Pipkinsas greičiu atakuoja Artūrą Gudaitį. Mūšį 6 lygiai minutės lieka, 70-70. Gera išlieka. Vienas kitas surado Gargždų krepšininkai. Pleikė atakuoja. Prieš kurią komandą Hendersonas atrodys geriausiai. Polius spėjo atkovoti. Gargždų ekstra šansas. Pipkinsas. Plius minus gali būti aiškus, sakykime, bent jau rungtynių pradžioje. Ir čia Pipkinsas. Metimas atšokas atakai. Pipkinsas. Koks metimas iš Gargždiškių, tai susikūrė labai lengvą metimą savo. Kajus Brunkė pradėjo antrą mačo dalį vietoje Jacobo Wiley. Sužaisto Citadelė KMT turnyro pirmajame etape. Gargždai nusileido Utenai. Susikuria erdvės metimų iš vidutinio nuotolio. Žaidžia itin solidžiai, šiandien irgi jau 6 taškai jo sąskaitoje, čia gražiai dalyjasi kamuoliu. Pipkinsas atakuoja Williamsoną. O čia paskutinė Gargždų ataka pirmoje rungtynių pusėje, kaip Į Panevėžį. Pipkinsas. Tik šokinėja Darilas Dualo. Vertelija play. Rungtynėse atrodė, jog atvykus Olinui Karteriui Sidarevičiaus minutės gali ryškiai ištirti. Iš vidutinio nuotolio Pipkinsas pagaliau. Taikyti nepavyko. Kartu su Balinsku ir Ulecku, Danielsas, Beniušis ir Venskus į Utenos. atakuoja krepšinį šiandien. 3 metimus jau savo įmetė būtent dešinę ranką, kuri nėra stipriai. Ir Valinskas. Pipkinsas. Perdavimas nuo žemės. Horvatas iš viršų. Daug energijos faktas pareikalavo paskutinės keletas minučių iš Pipkinsas. Staptelėjo. Klostytųsi šiauliečiams. Pipkinsas į baudos aikštelę. 5-4. Tokiu rezultatu. Tame ketvirtyje. Gailius ir Benas Griciūnas. Iš karto va tokį reidą rengia. Klysta Vilniaus Rytas, Petrilevičiaus perdavimas Pipkinsui iki galo. Suskaičiuoti 0,90 keli. Tomo Rinkevičiaus komanda tai irgi gali kažkiek, aišku, apsunkinti visus reikalus. Aginsas. Pipkinsas. Spėja atsikliet kabelio. Kamuoliai puolime. Pipkinsas. Pipkinsas stabteli, atšokdamas, meta. Pipkinsas. Iš toli. Kamuolys rodžia tinklę. Petrilevičius. Pipkinsas. Pipkinsas iki galo. Ar tai būtų šiuo atveju Marius Valinskas? Marius Valinskas! Liko nepaminėtas tik Jailonas Pipkinsas, kuris dabar atlieka metimą iš vidutinio. Kas nieko nedaro ir šiandien gali pelnyti 2 taškus iš krepšio. Pipkinsas apibėga varžovą, geras jo per. Užėmusi komanda ketvirtfinalyje varžysis. Oisaras. Jailonas Pipkinsas. Arčiau krepšio metimas. Tikslus, bet Pipkinsas iškrapšto kamuolį. Suteikia papildomą šansą komandai. Ta šansą jis. Baigė 2-2 situacijoje, tuomet Gargždai gavo bloką. Vien jau ir ginčo kamuolys. Bet ir Gudaičiui nepavyksta čia pasižymėti taškais. Pipkinsas. Galbūt dabar, va čia pirmas toks pamuštas kamuolys. Fuljomo perdavimas Pipkinsui. Lomažas atsidūrė ant parketo. Metimas per trumpas. Kamuolį griebė Pipkinsas ir bėga į priekį. Tokie rizikingi Gailiaus metimai greito atakui, ne visiškai laisvi. Čia dabar žaidėjo vaidmenyje, perdavimas Pipkinsui. Šis iš vidutinio nuo. Petrilevičius, 2 krepšininkai prie jo, suranda jis ten Gailio. Keli. Deividas Gailius. Šis įmetimas netikslus, bet Pipkinsas atkovojęs kamuolį. Taškų jis yra sumetęs. Pipkinsas. Iš vidutinio nuotolio padarė. Vidutinio nuotolio. Šeimininkai.
Vėl puikiai juda kamuolys. Ir Džeilo. Labai, čia aišku klaida pasibaigė, bet šiaip labai agresyvus. Malikas Johnsonas rungtynių pradžioje kaip gražiai Pipkinso. Levinsko prasiveržimas palei galinę liniją, ten buvo gal Šema jau užtvara nuo Biručio, klysta, Pipkinsas jau priekyje prieš Giedraitį. Neblogai. Latvijos 33 numeriu. Pataiso komandos draugo metimą ir žalgiriečiai jau priekį. Džeilas. gražus sklis. Pipkinsas, kamuolys. Pipkinsas vėl veržiasi jis ir čia jau ne... Beckių ir 2 taškai, nesusikalba šiek tiek gynyboje Juventusas ir... Gargždams taškus yra pelnę vos 3 krepšininkai. Pipkinsas sulaukia Meirio užtvaros. Ir vėl po driblingo iš vidutinio ir... Lygoje 5 sekundės atakai. Pipkinsas. Prieš Daubarį. Ir jo iškelta. Pipkinsas. Lento. Tos taškus Vailį. Ir pirmieji Ryto taškai antrajame kėlinyje. Ai, ten perdavimas į žaidėjų masę. Gargždai turi progą bėgti į priekį, tai ir daro. Kamuolį Gailius, Pipkinsui. Nelabai spėjo dabar išsirinkti savo žmonių gynyboje. Pipkinsas atsitraukia iki tritaškio linijos, bando atakuoti Brasdeikį po driblingo iš... Pipkinsas pranerė ten tarp 2 varžų. Pelnėja iki 18 taškų skirtumo. Šį kartą labai jau lengvai spaudimo įveikia ir gražu. Ir jau Šarūnas Beniušis vietoje jo. 2 prieš... Pipkinsas prieš Brunkę. Gera Brunkės gynyba, bet... Ir kamuolį dar atsikovoja tas pats Mineikis. Bėga prieki Mineikis, perdavimas Pipkinsui. Tradicinio vidurio puolėjo Gargždai. Dar sykį Pipkinsas, dar vienas jų išsipūtė. Gargždams vėl proga didinti pranašumą. Pipkinsas iš vidutinio nuotolio. Šią tiesioginę transliaciją. Pipkinsas iki galo kairė ranka. Metimas ten dėl kamulio lyg ir turėjo geresnę poziciją Muilo, bet kamuolys skrenda kitur. Kamulio jo metimas atšokus. Šergua, atkovotas kamuolys puolime, Pipkinsas. Ėjusias Citadelė KMT rungtynėse Gargždams suteikė Pipkinsas. Vėl bando ieškoti pranašumų per Džiugą Slavinską, Jonaviečiai dabar dvigubą gynybą prieš jį. Taškų. Dabar abu aukštaūgiai. Taip, atrodo, tiesiog sumušimas. Džeilonas Vienas iki galo, Pipkinsas. Čia neblogas Pipkinso perdavimas. Tokie Luko Ulecko skaičiai. Per pirmuosius 2 kėlinius Džeilonas Pipkinsas. Kadangi praleido kelis Gyčio Masiulio tritaškius. Jums pristato Rimi Perku ir man ramu. Džeilonas Pipkinsas. Naudingumo balų su 11 balų bei ir Laurinas Vaištaras. Pipkinsas. Levičiaus geras perdavimas į kirtinėjus, bet atšoka jam kamuolys. Kiek netikėtai Pipkinsas. Eiginsas rezultatyviausias Gargždų komandoje. Čia Pipkinsas po driblingo atakuoja sustojęs. Jo, užtvara Pipkinsui, Pipkinsas iš vidutinio nuotolio. Labai iš toli silpnosios pusės. Puolimo tempas tikrai buvo įspūdingas rungtynių pradžioje. Čia Pipkinsas žaidžia užtikrinas lysteli ties baudos aikštelės kampu. Į kraštą Gailiui po pagavimo. Žuoti reikia be galo ilgai, bet rungtynėse pavyko jau šiek tiek priartėti, bet tą... Pipkinsas su kamuoliu, greitas puolimas, Nojus Mineikį. Na taip, aišku, sunku lyginti Utenos tą rezultatyvumą, kai antrajame ketvirtyje net 32 taškus. Ir dabar Petrilevičius turi prie savęs Arną gynyboje. 2 žmonės prie jo, puikus. Čia perdai. Pipkinsas. Labai gražu. 12-6. Čia daug užtvarų dabar Nojui Mineikiui. Dar vienas perdavimas. Mūsų sausra, kurie išgyvena Gargždai. Ir čia Pipkinsas. Dar čia gal būtent tą rodė čia Gailius. Pipkinsas. Na štai Šitas priklauso Gargždams. Dar vienas prasidėjo. Dabar laisvas čia. Ačiū kėlinio pabaigos. Pipkinsas.
Norėtųsi dar jo pakartojimą pamatyti. Bet prieš... Nojui Mineikiui. Mineikis Griciūnui, Griciūnas Pipkinsui, šis vėl stapteli, vėl Abi komandos. Pirmoje rungtynių pusėje beveik visą laiką pirmavo. Pipkinsas atsitraukęs nuo jo kažkiek Henry, Petranka pakėlė. Pipkinsas iš vidutinio nuotolio. Laisvas koridorius jam. Aurinas Vaištaras, du buvę Žalgirio dubleriai. Džeilonas. Komanda ir jos rungtynės pirmąjį kartą šiame sezone. Čia bus gražu gal. Be panašių vaizdų ir tiesiog galėsim žiūrėti, kaip yra žaidžiamas krepšinis čia. 6 minutės, dar lieka, dar tikrai nieks ne... Pipkinsas daug iniciatyvos imasi pastaruoju metu. Yra didelė tikimybė, kad pataikys, bet sklydo čia vėl, perėmė kamuolį Garždai. Gailiaus geras perėjimas. Lieka pusę ketvirtojo kėlinio. Pipkinsas iš vidutinio. Jeigu paskutinį kartą, bet visi nepakankamai taikliai. Pipkinsas atsistų. Tiesiog šiandien Garždai atvažiavo, pasiėmė pergalę ir išvažiuos. Nelabai čia net kažkokių klausimų. Leidžia varžovui priimti kamuolio. Pipkinsas greitoje atakoje 3 taškais. Gal net šiek tiek marinuojamas dabar laikas. Pipkinsas iš toli 3 taškai. Ždauskas. Pipkinsas. Tekia žaisti, tai tikrai tos patirties turi daug, tų žinių turi daug, dabar tik reikės perduoti kitiems žaidėjams. Griciūnas šiandieną baudų net nemetė, tiesiog likusi komanda tas galimybės realizavo.